Sveiki, ponai ir ponios. Padėkite pliusiuką, kas mane mato ir girdi, nes labai randuosi toli, toli, už jūrų, už marių. Linkėjimai visiems iš Majamio. Gal kažkas buvo Majamie kada nors? Jeigu taip, padėkite taip, jeigu ne, bet norėtų, irgi parašykite noriu. Pas mus čia yra karšta, 30 su virš. Pavyko, kiek, Darius buvo, norėtųsi, super. O kiek pas jūs ten, kur jūs dabar, Lietuvoje, ar gal ne Lietuvoje, kiek tenas pas jūs, kokia temperatūra? Gal mums reikia greičiau grįžti namo, kol saulė dar nenusileido. Parašykite, prašau, kokią temperatūrą, kol mes renkamės, tuo pačiu sužinosime, sulyginsim temperatūrą tarp skirtingų šalių. O, +16. Super. Aha. Palangoj šalta. Nu va, jeigu šalta, pirkit bilietą pas mus, visuomet čia šilta. Gerai, tai ką, šiandien mes kalbėsime apie tai, kodėl 95% žmonių taip ir nepavyksta užsidirbti daugiau, negu jie užsidirba dabar. Ir ar galima su to kažką padaryti. Panagrinėsim, ką apie tai sako mokslas, ką sako mūsų gyvenimo patirtis. Vat, ir norėčiau paprašyti jūsų, iškart grėbiam už ragų, jauti, parašykite jūsų nuomonę, kodėl 3% žmonių turi 95% visų pinigų. Vat, o kiti dirba dieną naktį ir taip ir nesusikrauna jokių turtų. Kaip man atrodo, kokia yra priežastis. Nes šis klausimas domino žmonės per visą istoriją ir buvo ir teorijų. Viena teorija sako, kad matyti karma, kiti sako, tai yra tiesiog fortūna, tinkamoj vietoj, tinkamų laikų žmonės atsiduria ir šalia pinigų jiems viskas labai pavyksta. Kokia būtų jūsų versija? Kodėl jūsų manimų? Nes tai yra mūsų pagrindinis šio susitikimo tikslas. Paminti atsakyti, kodėl vieniems sekasi, kitiems nesiseka su pinigais. Kokių būtų versijų? Su temperatūra įsiaiškinom, +17. Vat, kol laukiu jūsų atsakymų, papasakosiu savo istoriją. Daug metų buvau pardavėjų treneriu, dirbau įvairiose pasaulio šalyse. Va, čia Tadas rašo dėl išskirtinių sugebėjimų ir iš tikrųjų turėjau galimybę stebėti įvairių žmonės iš įvairių kompanijų, iš įvairių šalių. Ir stebėjau tos žmonės, kurie turi daugiau pinigų, mažiau, va čia yra baimė suklysti. Brangi klaidų kaina, sako Greta. Jo, iš tikrųjų buvo labai įdomu stebėti, kaip žmonės reaguoja į klaidas, ant kiek jie pasiryžę rizikuoti, bet aš turiu vieną šventą įsitikinimą, kuris skambėjo gan logiškai, kad visi žmonės dalinasi į dvi grupės. Vieni parduoda, kiti perka. Na ir atitinkamai pagal logiką, tie, kas parduoda, turi turėti pinigus tų, kurie perka. Ir aš daug metų dėsčiau pardavėjams, kad jeigu norite daugiau turėti pinigų, reikia išmokti pardavinėti. Nes geras pardavėjas visuomet turi daugiau pinigų, negu tas, kas jam tos pinigus atiduoda. Ir tai buvo labai logiška idėja, kuri susilaukė daug pritarimų ir tarp mano studentų, ir tarp mano mokytojų. Daug knygose parašyta, kad reikia išmokti save pardavinėti, reikia mokėti save pristatyti darbdaviui, pristatyti rinkai. Ir aš pats labai visuomet stengiausi parduoti save, ko galima brangiau, pristatyti save, ko galima geriau. Bet laiko bėgant pas mane atsirado tokie įtarimai, kad kažkas čia yra negerai. Kodėl? Nestebint tūkstančius, o aš turėjau galimybę tūkstančius valandų praleisti su pardavėjais, su geriausiais, lyginti, ką jie daro, palyginus su tais, kurie nelabai gerai parduoda. Ir štai ką aš pastebėjau. Aš nemačiau nei vieno turtingų pardavėjų. Dar peržiūrėjęs, permastęs visą savo patirtį,
aš padariau šokiruojančią išvadą, kad nepažįstu gerų turtingų pardavėjų. Ir atvirkščiai žmonės, kurie buvo turtingi, labai dažnai visiškai nedemonstravo jokio sugebėjimo gerai parduoti. Atvirkščiai, jie labai dažnai buvo visai nekokie pardavėjai. Neminėsiu vardų, pavardžių, bet net ir Lietuvoje man teko stebėti, kaip pats turtingiausi tuos žmonės bandė kažką parduoti. Ir atvirai pasakius, turiu pripažinti, kad jiems tai sekasi labai prastai. Va, tada aš nutariau patikrinti šią mano idėją ir per vieną seminarą, kai dabar atsimenu buvo 2,5 pardavėjų, Lietuvoje susirinko didžiulis kiekis pardavėjų iš įvairių geriausių kompanijų ir aš jiems užduodu tokį nekuklų klausimą. Na, aš užduodu klausimą, kaip jau, paket ranką, kas iš jūsų uždirba, maždaug koks čia padaryti tokią sumą pinigų, kad būtų, ne per daug šokiruojančių, bet, aš beros paklausiu, kas uždirba virš 3,000, į rankas. Ir ką jūs galvojat? Gal žmonės kuklinusi, bet man atrodo, kad čia ne kuklumo, bet čia yra patvirtinti fakto, labai nedidelis kiekis žmonių, gal keliasdešimt žmonių, iš tų 2,5 pakėlė ranką, o tai reiškia, kad didžiąją daugumą pardavėjų gavo, švelniai tariant, pakankamai kuklų atlyginimą. Ir po to aš tikrinau pas vadovus, tikrai norėjau sužinoti, kiekgi gauna Lietuvoje pardavėjai. Tai pasirodo, daugelis Lietuvos pardavėjų gauna vidutinį arba net žemiau negu vidutinį atlyginimą. Tai tada aš supratau, kad mano teorija ir mano gilus tikėjimas, kad norint uždirbti daug pinigų, reikia išmokti pardavinėti, yra absoliučiai neteisingas. Ir tada atvažiavęs Ameriką, pagalvojau, galbūt Amerika čia viskas kitaip, bet pagavau tą patį faktą, kad daugelis pardavėjų, o čia tiesiog visa tauta gimusi, pardavinėti čia iš tikrųjų puikiai tai daro, puikiai išmoksta daryti nuo pat mažens. Ir čia irgi turiu pranešti, kad patys turtingiausi žmonės nelabai pasižymė sugebėjimas pardavinėti. Bet tada kyla klausimas, o kasgi išskiria pačius turtingiausius, arba tiesiog žmonės, kurie turi aukštas pajamas. Galbūt jie yra ekspertai savo srityje, bet aišku, pavyzdžiui, gydytojas Amerikoje užsidirba daugiau vidutinis gydytojas negu Lietuvoje, tačiau labai turtingų pavadinti šitą gydytoją, neįmanoma, jeigu žiūrėti rinkos kainą. Taigi, galų gale aš padariau išvadą, kurią šiandien noriu su jumis pasidalinti, jinai skamba štai taip. Štai taip. Tai taip. Yra didžiulė praraja visam pasaulyje, sakysim, iš kairės gyvena 95% žmonių, yra kažkoks tiltas, apšviestas naktyje ir kitoje pusėje, kitoje salelėje tūsinasi labai nedidelis kiekis žmonių, kurie 10, 100, kartais 1000 arba dar kartų daugiau gauna pinigų. Ir aš pavadinau tai tos įgūdžius 10x įgūdžiais. Tai reiškia, kad tai yra įgūdžiai, kurie duoda galimybę radikaliai, kokybiškai, 10 tiesiog, tokius skaičius, 10 yra, kokybinis, skirtumas. Pavyzdžiui, jeigu žmogus gauna 3,000 ir kitas gauna 30,000 į mėnesį, taip? Arba vienas gauna 300,000, kitas gauna 300,000. Tai čia parodo, kad yra kažkoks radikalus skirtumas. Ir iš tikrųjų suradau įvairius tyrimus, kurie analizavo, o kogi skiriasi žmonės su aukštomis pajamomis nuo kitų žmonių. Ir taip ar kitaip išvados yra tos pačios. Tai nėra kažkokia Dievo dovana, tai nėra kažkokia, aišku, likimo elementai mes negalim atmesti, visuomet būna tinkamų vietų, tinkamų metu kažkas atsitinka, bet jeigu žiūrėti ilgalaikį perspektyvoje, žmogus negali kiekvieną savaitę laimėti loterijos bilietą, teisingai. Taigi iš tikrųjų išskiria įgūdžiai.
įgūdžiai. Ir paradoksas, kad tie įgūdžiai nėra kažkokie super unikalūs, jie yra pakankamai universalūs. Ir jeigu paimti, ir tai būdavo per įvairias istorinius tokius įvykius, paimdavo tos 3-5 procentų pačių turtingiausių, likviduodavo, ištremdavo, atimdavo iš jų turtus. Ir kas atsirasdavo čia pat? Atsirasdavo naujas elitas, kuris uždirba tuos pinigus, kurie viršė visų likusių žmonių pajamas. Tai pasirodo, tai yra universalus dėsnis, tai dar vadinasi Pareto dėsnis, kuris tvirtina, kad, Pareto dėsnis sako, kad 20% žmonių, 20% pastangų, 20% įmonių, 20% reiškia įvairių įvykių duoda 80% rezultatų. Bet paaiškėjo, kad tas Pareto dėsnis yra tas vadinasi fraktalinis. Ką tai reiškia? Jeigu jūs paimsite 20% turtingiausių žmonių, tai jūs jų tarpe surasite savo 20%, kurie turi daugiau negu likę šitie 80%. Tai statistika pasaulinė sako, kad egzistuoja vis dėlto ekstremalaus Pareto dėsnis. Tai kuris reiškia, kad 3-5% žmonių turi 95% pajamų. Ir jeigu paimti vidurkį, tai iš tikrųjų vidurkis apie nieką nepasako, nes labai nedaug žmonių, kurie gauna vidurkį. Jeigu pasižiūrėti ir jūsų aplinkoje, turbūt mes matome, kad skirtumas tarp atlygio yra labai milžiniškas. Ir kuo toliau, tuo ta atskirtis yra vis didėjanti. Ir kas yra įdomu, kad šitie įgūdžiai, jos iš tikrųjų galima pastebėti, juos galima išmatuoti ir gerai žinia, kad juos galima įvaldyti. Tai reiškia, kad mes negalime nieko padaryti su Pareto dėsniu, kad ir kas bebūtų, vis vien bus 3% laimėjusių, bet ką mes galime padaryti, kas mūsų rankose, tai yra, mes galim pasirinkti, kuriame iš šitų procentų būsime mes. Tai mano šiandien tikslas pasidalinti tokiomis 3 įžvalgomis, 3 paslaptimis. Kodėl paslaptis? Nes jeigu žmonės tai žinotų, tikrai žinotų, tai reiškia, jie darytų, o kaip sakau, žinai ir nedarai, tai reiškia, nežinai. Tai vat, jeigu žmonės žinotų, tai seniai būtų perėjus 3%. Jo? Tai vat, reiškia, aš taip ir painavęs paslaptimis, nes matyti daugelį žmonių arba netaip supranta, ir aš pats turiu pripažinti, kad daugelį metų, kad ir kokias daryčiau pastangas, kad tapti geriausiu pardavėju, o gavau įvairius apdovanojimus, geriausias pardavėjas, daugiausiai pardavęs, daugiausiai pardavęs, bet ar tai padarė mane turtingu, tai turiu priminti, kad ne. Ir nesvarbu, kiek tu dar galėtum stengtis, o aš tai dariau daug metų, supratau, kad kažkur aš darau didžiulę klaidą. Tai šiandien norėčiau pasidalinti su jumis šiomis įžvalgomis ir galbūt jums tai sutrumpins laiką, jums nereikia 3 metų, kaip aš kankintis, ir eiti neteisingų kelių. Ir galbūt šiandien, aš taip tikiuosi, jūs perėsit per šitą tiltą, aš pačiu taip mentaliai, mintyse, o po to suformavę įgūdžius galėsite ir likti toje saloje, kur vyksta tūsas, daug muzikos, daug gerų dalykų, daug laisvo laiko, džiaugsmo, ir turėsite su tokio iškoti liūdėsiu, su nostalgija, žiūrėsite į tą kitą pusę žmonių, kurie yra pikti, nes jie negali sudurti galą su galu, jų perspektyvoje nelabai kokia pensija šviečia. Vienu žodžiu, tokio tradizmo biškutį pridėsim. Gerai? Tai kokios yra įžvalgos? Svarbiausias domino, tai yra pagrindinė idėja, kurią šiandien noriu pristatyti, skamba taip. Neįmanoma laimėti žaidimų, o pinigai tai yra žaidimas. Tai negalima laimėti piniginio žaidimų, jeigu žaidimų taisyklės sugalvoji ne tu. Dar kartą. 95% žmonių niekada nepasieks finansinės laisvės, nes žaidžia pagal ne savo, o pagal svetimų žmonių taisyklės. Ir natūralu, jei kas kuria taisyklės, jie pasistengia padaryti viską, kad tie, kas turės laikytis tų taisyklių, nelaimėtų. Duosim pavyzdį tokį, kaip atrodo, mokesčių inspekcija. Ar jinai rūpinasi, ar jie labai svarbu, kad mes taptum turtingi? Turbūt, kad ne. Paimkime
pensinių fondai, ar labai ten trečios, penktos pakopos pensiniai fondai nori, kad mes būtumėm oriai laimingi šiai pensijai. Ko gero, ne. Jeigu jūs pagalvotumėt apie bankus, ar bankai nori, kad būtumėm mes laimingi, ne. Pavyzdžiui, mūsų vyriausybė, kuri dabar nori išleisti įstatymą apie nekilnojamą turto mokestį, ar jie iš tikrųjų tai daro, kad mes būtumėm laimingi, kad mes galėtumėm klestėti. Ne, ir dėja, mes priversti žaisti pagal tas žaidimų taisyklės ir kad ir ką mes darytumėm, mes dėja negalime laimėti. Tai vat, kai tu supranti šitą idėją, duokite mano 10, kas sutinka su pačia idėja, kad neįmanoma žaisti ir laimėti, jeigu ne tu sugalvoji tą žaidimų taisyklės. Taip? O iš čia išeina tokia išvada, kad norint laimėti, tu turi sukurti ką? Savo žaidimų taisyklės. Ir aš galvoju, kad šiandien yra geriausia diena, kai mes turėtum susimastyti, o kokios žaidimų taisyklės padėtų mums laimėti. Ir laimėti ne vieną kartą, o daug kartų. Ir tada mes pasižiūrėtum į finansinę laisvę ne kaip į kažkokią svajonę, apie kurią galima daug kalbėti, bet dėja nemanau pasiekti, mes kalbėjome kaip apie strategiją. Ir šiandien aš jums pristatysiu 3 strategijas. Tai yra tokius, principinius dalykus, kurie iš tikrųjų priverčia viską apversti aukštyn kojom. Ir aš labai džiaugiuosi, kad sugebėjau savo galvoje visą tai apversti, aš pastoviai grįžtu prie senų dar įpročių, bet yra toks terminas paradigmos poslinkis, arba paradigma tai yra rinkinys visų mūsų įsitikinimų, visų mūsų įpročių. Tai jeigu man čia pavyks truputėlį prisidėti prie jūsų to paradigmos pokyčių, tai iš tikrųjų aš galvoju, tai bus jau pirmas žingsnis, kad ledai pajudėjo ir galbūt anksčiau ar vėliau buvau tokiam webinariam, kuris iš tikrųjų kvietė susimastyti pradžio, po to ir pakeisti iš pradžių požiūrio, po to ir žaidimų taisyklės. Tai tam, kad geriau suprasti, kaip veikia pinigai, visuomet rekomenduoju pasižiūrėti į Kiyosaki cash flow kvadrantą, bet aš truputėlį jį tokio ratuku pademonstravau. Esmė yra tokia, kad iš principo yra 4 būdai, kaip žmonės uždirba pinigus, ir visi šitie 4 būdai atspindi tam tikrą įsitikinimą, arba tam tikrą paradigmą. Nes žmogus, kuris randasi pirmom kvadrato dalyje, o čia pirmam numeriuke, tai yra samdomas darbuotojas, jisai iš principo mąsto kitaip, iš principo žiūri į riziką, žiūri į pinigus, negu tai daro 2, 3 arba 4 vietos atstovai. Ir dažniausiai kelionė link finansinės laisvės, link finansinės nepriklausomybės, dažniausiai juda tokių. Aišku, galima sutrumpinti kelią iš 1 į 3, iš 1 į 4, bet dažniausiai viskas vyksta palaipsniui. Ir šiuo metu apie 80% žmonių Lietuvoje yra samdomi darbuotojai. Ir ką jie daro? Jie savo laiką keičia į pinigus. Ir jie dirba už algą, turi ribotą laisvę ir turi pajamų lubas. Ir sutikite, jeigu jūs dirbate samdomų darbuotojų, tiesiog iš anksto reikia pripažinti tokią tiesą, kad jūsų darbdavys, ar tai būtų valstybinė įmonė, ar tai komercinė, niekaip nesudomite, kad jūs klestėtumėte. Niekaip. Galit patikrinti, nueikit pas savo vadovą ir paklauskite, klausykit, norėčiau atsidurti jūsų vietų, ką turėčiau daryti, kad galima greičiau galėčiau žimti jūsų pareigas. Ko gero, kitą dieną jūs gausite pasiūlymą pakeisti savo darbą, teisingai. Arba nueikite pas verslo sąjungą ir paklausykite, norėčiau būti taip pat sėkmingas kaip ir jūs, toks pat turi, o galbūt net turtingesnis. Ką reikia daryti? Jūs irgi greitai suprasite, kad šitas žmogus niekad nesuinteresuotas, kad jūs būtumėt finansiškai nepriklausomi. Jisai kartu su viso žaidimo taisyklių reguliatoriais labai sudomintas, kad jūs turėtumėt paskolą, kad jūs būtumėt, ko galima labiau supančioti įvairiomis paskolomis, įsipareigojimais, nes tokiam žmogui labai lengva diktuoti žaidimų taisyklės. Teisingai. Bet žmonės dirbdami kažkam galvoja, kodėl turėčiau dirbti čia kitam, norėčiau dirbti savo. Ir jie perna į antrą, reiškia, poziciją, tai yra savarankiškumas. Ir čia žmogus turi savo verslą, arba tampa pats šeimininkas, tampa laisvai samdomas, freelanceris, arba solo verslininkas.
bet vis vien priverstas ką padaryti savo laiką pardavinėti. Taigi, kas bendro tarp darbuotojų ir savarankiškai dirbančių ir vieni ir kiti užsima to, kad parduoda savo laiką, parduoda savo kompetencijas, netgi jeigu jūsų, reiškia, nu, pavadinime jūsų, nu, nežinau, pareigų pavadinime nėra žodžio pardavėjas, jūs visi esate pardavėjas. Net jeigu būdamas gydytojas, jūs parduodate savo laiką, parduodate savo kompetenciją ir vienintelis būdas padidinti savo atlygį, ką dar įgauti daugiau kompetencijos ir pamėginti parduoti savo laiką šiek tiek brangiau. Bet čia atsiranda dvi didelis problemos. Pirmas, jūs turite ribotą kiekį laiko, taigi iš karto tada apribojama, kiek jūs galite gauti pinigų. Ir antras, jūs turite vieną riboklį, kuris vadinasi rinka. Jūs, būdamas gydytoju arba inžinieriu arba buhalteriu, jūs negalite diktuoti rinkai savo sąlygų. Jums nieks nemokės 10 kartų brangiau, todėl kad jūs taip užsimanėt. Kodėl? Todėl kad jūs esate pardavėjas, o žaidimo taisyklės teigia, kad klientas visuomet teisus. Reiškia, jūsų darbdavys yra visuomet teisus, tiesiog a priori, tokios yra žaidimo taisyklės. Ir aš pats daug metų dėsčiau ir mane taip mokinu, kad klientas visuomet teisus, reikia įsiaiškinti klientų poreikį, reikia maksimaliai patenkinti, nes visuomet klientas yra teisus. O jeigu aš esu pardavėjas, o tas žmogus visuomet teisus, reiškia, aš dažniausiai esu neteisus, aš noriu parduoti save, noriu parduoti savo paslaugas ir klientas nenuperka. Ta aš su ką? Kvailas, durnas, kažkas su manim negerai, nes jeigu jisai neperka, jis yra teisus, o jis sako, kad per brangu, jam to nereikia, taip toliau, kiekvieną dieną mane stato į vietą klientas tvirtinamas, kad aš kažkur esu neteisus, o jis yra teisus. Ir ką bedarytų pardavėjas, o mes pardavėjai dabar vadinkim visus specialistus, kurie parduoda savo laiką, jisai neturi jokio šansų laimėti, nes rinka visuomet diktuoja kokias sąlygas, jie nori nupirkti mūsų laiką, mūsų kompetenciją, ko galima pigiau. Pavyzdžiui, konsultaciniam versle mes labai daug konsultantai į save investuojam ir laikui bėgant mūsų kompetencija auga, bet jeigu pasižiūrėti Lietuvoje, kaip užaugo kainos įkainiai konsultantų darbo, tai galim tik tai teikti, kad tai viskas, ką pasikeitė ir į mažėjimo pusę. Kompiuteriai visą kitą pabrango, bet žmogaus konsultantų, ekspertų savo srities įkainiai arba išliko tos pačios per 30 metų, arba net sumažėjo. Taigi iš tikrųjų vyksta kas devalvacija. Nieko asmeniško, bet rinka sako, kad apart tavęs yra daug jaunų energingų, kurie tą patį tavo darbą, inžinierių, buhalterių, gali padaryti geriau, lengviau. O sutikit su atėjimu dirbtinio intelekto, 70–80% darbų greitai galės atlikti dirbtinis intelektas, taigi norinčių į tą pačią vietą bus 10 kartų daugiau, o įkainiai dar kris. Taigi, ką daryti? Tada pas laikas atėjom pasižiūrėti, o kas yra 3 ir 4 pozicija. O ten yra verslo savininkai, jie yra kūrė sistemas ir kurie dirba, ir ta sistema būtent dirba už jį. Arba tai yra investuotojai, kurie pinigus investuoja ir iš principų jie ir 3 ar 4 pusė atsiriša nuo pardavimo. Ir Roberto Kiyosaki idėja buvo tokia, kad norint pasiekti finansinės laisvės, tu privalai tiesiog pereiti iš 1–2 pozicijos į 3 ir 4. Va. Bet aš ją noriu tai pasižiūrėti iš kitos pozicijos. Apie tai nerašė nei Kiyosakis, nei jokių kitų knygų, apie štai irgi man neteko skaityti. Bet jeigu mes matom, kad 1–2 pozicija tai yra žmonės, kurie parduoda savo laiką, tai kasgi užima 3–4 poziciją. Tai yra pirkėjai. Ir jie ne šiaip sau pirkėjai, yra profesionalūs pirkėjai. Tai man atėjo tokia mintis, kur iš pradžių skambėjo labai kažkaip keistai. Reiškia, jeigu tu nori 10 kartų padidinti pajamas, tu privalai nustoti pardavinėti ir turi pradėti pirkti. Dar kartą. Norint pereiti
į kitą pusę ir padidinti 10 kartų savo pajamas, tu privalai nustoti pardavinėti savo laiką, pastangas, energiją ir pradėti pirkti. Bet mesgi žinom, nuo pat mažens mums aiškino, kad pirkti tai reiškia atsisveikinti su pinigais. Ir daugelis žmonių iš pirmo ir antro kvadranto ieško galimybę nupirkti, ko galima pigiau, pagal galimybę kažkaip paimti kažką nemokamai. Nes mums, kadangi laiko turim ribotą kiekį, pinigų ribotą kiekį, taigi ir mes orientuoti pirkimą, kaip į tokį piktą, kaip čia, įprotį, blogį įprotį, su kuriuo mes nuolatos kovojam. Mes kažkokius perkam daiktus ir jaučiam kalties jausmą. Daugelis iš mūsų bando sutaupyti, važinėsi padėvėtais automobiliais, nuomojasi kažkur pigesnį būtą arba perkasi kažkur pigesnį vietoj namuką, bet nes iš kur tu gali pirkti, jeigu tu neturi pinigų. Ir dėmesio, tradicinė žaidimų taisyklių kūrėjai sukūrė tokį mitą, kuris skamba gan logiškai. Prieš kažką perkant, tu turi kažką parduoti. Dar kartą. Aš pats daug metų tvirtinau, to tikėjau, kad prieš kažką parduodant, prieš kažką nuperkant, tu turi kažką parduoti. Kitas žodis, parduodi savo laiką, parduodi savo kompetenciją, uždirbi ir tada tos pinigus gali išleisti. Tai jeigu žiūrėti per kito žaidimo prizmę, tai pardavėjai, profesionalūs pardavėjai yra pirmos, antros pozicijos atstovai. Jie yra profesionalūs pardavėjai, kai kurie sugeba save parduoti kompaniją ir išlaikyti save toje kompanijoje 30 metų, nors tai dabar vis rečiau pasitaiko, bet jie yra blogi pirkėjai. Jeigu jūs išleidžiat pinigus ir iš to neužsidirbat, jūs esate prastas pirkėjas. Dar kartą. Jeigu tu išleidai pinigus ir juos iš principo praradai, tai tu esi pirkėjas mėgėjas. Nesvarbu, kaip tu gerai parduosi savo kompetenciją, nesvarbu, kokį tu gauni atlyginimą, tu vis vien tos pinigus į mėnesio pabaigą atiduodi kažkam ir tai nėra tas pirkimas, apie kurį mes kalbame. Mes kalbame apie tai, kad trečioje, ketvirtoje pozicijoje žmonės yra profesionalūs pirkėjai. O ką reiškia profesionalus pirkėjas? Tai yra žmogus, kuris leidžia pinigus ir užsidirba iš to. Kuo daugiau leidžia pinigų, tuo daugiau jis užsidirba. Kuo daugiausiai, o dar apart pinigų, verslo savininkai ir investuotojai turi dar laiką. Ir kuo daugiau jie investuoja savo laiko, o investicija ir profesionalus pirkimas gana suvienodinti yra kaip sinonimai mūsų atveju. Kuo daugiau laiko jie investuoja kažkokius projektus, tuo daugiau laiko bėgant jie atneša tai ir laiko, ir pinigų. Tai šiandien iš to galim padaryti štai tokią išvadą. Aš sukūriau tokią programą ir mano pažadas, kad per tos 13 savaičių galima, ne tik galima, bet būtina suformuoti visus reikalingus įgūdžius, o tokių įgūdžių paaiškėjo tik yra 13, ir tai ne šiaip krūva įgūdžių, bet yra visa sistema įgūdžių, aš truputėlį vėliau apie tai papasakosiu toliau, kurie visumoje leidžia mums iš pardavėjų pozicijos pereiti į profesionalaus pirkėjų poziciją. Tai reiškia, mes su kiekvieną dieną pradėdami vis daugiau pirkti laiką, pirkti kitų žmonių kompetencijas, pirkti daugelį dalykų pirkti, mes vis arčiau priartėsim prie kategorijos žmonių, kurie gali 10 kartų ir dar kartą 10 kartų ir dar kartą 10 kartų didinti savo pajamas, nes dingsta tas ydingas ryšys. Laiką reikia nustoti keisti pinigus. Savo kompetenciją reikia nustoti keisti pinigus. Kitais žodžiais, mes turime iš pardavėjų pavirsti pirkėjais. Padėkite man 20-uką, kuriem šitą idėją skamba pakankamai tarp manimi. Keistai, absurdiška, galbūt kaip tik joje kažkas yra tokio.
Nes man kaip žmogui 30 metų profesionaliai treniruojančiam pardavėjus iš visų stambiausių kompanijų, bankų, tai buvo pats didžiausias lūžis mano profesiniai karjerai, kai aš suvokiau, kad ruoždamas gerus pardavėjus, aš praktiškai nelabai padedu žmonėms klestėti. Ir man vėl reikėjo, dabar aš mokosi su savo mentorais, visiškai naują įgūdžių, tai yra tapti, kaip tapti gali mes, nebūnant investuotojais, nebūnant verslo savininkais, ne. Gerai žinia, kad tapti pirkėjų tu gali bet kurioje savo darbo pozicijoje. Ar tu dirbi buhalteriu, ar tu esi gydytojas, nesvarbu, kokia turi treniruotę, tu gali tapti profesionaliu pirkėju. Ir tai yra tavo tik apsisprendimas. Tai vėliau aš papasakosiu, kas tai yra. Tai pirma paslaptis, kuri daugelio žmonių yra sunkiai suprantama, skamba taip, nustok pardavinėti. Nes pats brangiausias dalykas, kurį mes niekuomet nieks mums negrąžins, tai yra mūsų laikas. Ir mes labai teoretiškai to suvokiam, bet nelabai dažnai susimąstom apie tai, kaip čia šiandien, kad mes visą gyvenimą atiduodam kažkam, mainais už kažkokias tai kapeikytės, ir mėnesio pabaigoje dažniausiai nei laikų, nei pinigų, nes ir tie pinigai, kuriuos mes uždirbame, po to neprofesionaliai išleidžiam. Pavyzdžiui, daugelis žmonių sako, ko aš didžiuoju, sako, aš turiu butelį ir aš išsimokėjau banką, arba aš turiu namą. Ir tai yra mano didžiausias kapitalas. Ko išmokė mano mentoriai, jūsų būtas, jūsų namas nėra jūsų kapitalas. Nes jeigu jūs už kiekvieną mėnesį mokate už būtą, po to ir remontuojate, ir jeigu mašina jūsų sensta ir jos kaina mažėja, bet nereikalauja benzino, tai yra taip vadinami pasyvai, tai yra tai, kas atima iš jūsų pinigus. Ir gera žinia, kad tapus profesionaliais pirkėjais, jūs galite važinėti su nauju automobiliu, gyventi prabangiuose namuose ir visą tai ne tik iš jūsų neatims pinigus, bet ir uždirbsiu pinigus. Tai mintis yra tame, kad mes galime pradėti pirkti daug gerų daiktų, daug gerų dalykų, ir iš to dar ir užsidirbti. Bet prieš tai mes turim padaryti pirmą dalyką, susimastyti ir nustoti pardavinėti. Aišku, nepavyks iš karto per vieną dieną, bet dabar išeinu už darbus, dabar čia jau nieko neparduosiu. Ne. Esmė yra tame, kad prieš kažką padarant mes turime aiškiai suprasti, nes įgūdis tai yra 3 elementai viename. Tai yra žinios, tai yra mokėjimas tas žinias pritaikyti ir tam tikrą motyvaciją, tam tikras teisingas požiūris, kad šitos įgūdžius kasdieną praktikuoti, kad jie laiku bėgant taptų mūsų įpročiais. Taigi, kodėl mes turime atsisakyti norų pardavinėti? Nors daugelis žmonių sako, aš nekeičiu pardavimų, bet aš nedirbu pardavėjo darbo. Bet jeigu tu eini į darbą, tu jau esi pardavėjas. Tu kiekvieną dieną bandai įrodyti savo darbdaviui, kad vertas to, kad tau vietoj galo leistų ateiti į darbą. Tai nesakau, kad tai yra blogai. Aš nesakau, kad tai kažkas yra negero, kad žmogus parduoda savo laiką. Ne, aš gerbiu labai profesionalus, man labai patinka, kad yra gydytojai, kad yra vairuotojai, man patinka, kad yra lakūnai. Viskas yra gerai, bet mes dabar žiūrim per kitą prizmę. Ne kas yra gerai, kas yra blogai. Viskas tas pasaulyje yra, viskas yra gerai. Bet ar tai padeda šitam profesionalui gyventi tokį gyvenimo stilių, kaip jisai nori? Jeigu žmogus yra gydytojas ir gauna tiek pajamų, kad galėtų save realizuoti ir kelionėse, ir hobby, ir kitose veiklose, ir pasirūpinti savo artimaisiais, tai iš tikrųjų super, jeigu jisai nori ir turi laiko ir galimybę praktikuoti gydytojo darbą, taip. Bet aš pats baigęs medicinos akademiją, žinau, kad daugelis gydytojų dėja atidavė visą savo gyvenimą, padedant kitiems, iš tikrųjų susiduria su to, kad jiems nieks nepadeda, kai jie atsiduria pensijoje, kai atsiduria ligoninėje, ir tada tu pradedi galvoti, ar šitas žaidimas iš tikrųjų yra toks jau geras, jeigu žmogus labiausiai visą savo gyvenimą paaukoja kitiems, galų gale susiduria su to, kad visam pasauliui nusispjauti, kai jam šitam žmogui reikia pagalbos. Tai laikas nustoti pardavinėti save ir pradėti kurti sistemas. Antra paslaptis,
tai mums reikia pradėti pirkti. Pirkti. Kai mes galvom apie pirkimą, daugelis iš karto galvo, nu, tai čia dabar pirksiu gražius rūbus, gražius namus. Ne, tai yra neprofesionalus pirkimas. Profesionalus pirkimas, kai mes perkame tai, kas mums laikui bėgant duos daugiau pinigų. Jeigu tu perki automobilį ir aš nustebau, sužinojus, kad turtingi žmonės, o man yra galimybė daugiau bendrauti su labai turtingais žmonėmis, tai daugelis iš jų perka prabangų automobilį, ne todėl, kad jis yra prabangus, ne todėl, kad kietai atrodo, o todėl, kad pasirodo yra tam tikra rūšis automobilių, kurie turi tą vadinamą kolekcijinę vertę. Tai reiškia, šitas automobilis yra ne šiaip savo prabangus gražus, bet yra retas, atitinka visą eilę kriterijų. Ir šitą automobilį tu gali kaip kilnojamą turtą visuomet realizuoti, parduoti ir jo kaina didėja. Ir labai dažnai su šitas automobilis netgi šitie žmonės ne visuomet važinėja. Pavyzdžiui, Miami yra begalė didžiulis, kiek eini pagal vandenyną, tenais yra dangoraižiai. Ir kai aš klausiau eksperto, sakau, kas ten žmonės gyvena, ten sakau, čia niekas negyvena. Sakau, kaip negyvena? Tokie namai, ten niekas negyvena. Ten net baldų nėra. Sakau, kam visą tai? Tai yra investicija. Nes šitoje vietoje, prie vandenynų, šitam dangoraižyje, nekilnojamas turtas auga ir leidžia sutaupyti ir mokesčius ir visą laiką. Tai yra geras investicinis sprendimas. Paprastas žmogus visą gyvenimą svajoja nusipirkti kažkur Palangoje, Nidoje, butelį arba tenais namuką, kad galėtų maudytis kiekvieną dieną, kad per vasarą. Bet teisingas būtų sprendimas, kai jūs kažką perkat, pagalvoti, ar tai, kai jūs dabar perkat, ar jums atneš rytoj, poryt didesnių pinigų. Bet apart to, kad daiktus galima nupirkti laiką. Ir laiką galima nupirkti iš kitų žmonių. Galima investuoti į žinias, į kokias žinias. Į tas žinias, kurios iš tikrųjų laikui bėgant, tau atneš daugiau pinigų. Pavyzdžiui, mano gilių įsitikinimų, aš tai labai seniai jau įsitikinau ir labai dažnai naudoju. Mano principas yra toksai, aš labai mėgstu mokytis, ir važinėju visur, kur tik tai mano, bet savo įdedu vienu labai aišku kriterijų. Aš investuoju į tos mokymus, kurie man leidžia atmušti pinigus 10 kartų. Tai aš įsivaizduoju, kad jeigu jūs investuojate kažkokią tai seminarą, arba į knygą, arba į programą, aišku, tai gali būti, jeigu jūs norite profesionalus pirkėjas. Tai nereiškia, kad mes perkam tik tai, kas mums duoda pinigus. Ne, bet jeigu tu perki tam, kad pasidžiaugtum, tai tiesiog žinau, kad tai yra išlaidos. Ir tu elgiesi kaip mėgėjas pirkėjas. Bet jeigu tu nori užsidirbti, tai tau reikia pažiūrėti, kaip iš to žinių, kurias aš dabar gavau, aš galiu 10 kartų daugiau užsidirbti. Ir vienas iš paprastų principų, tiesiog reikia pritaikyti tas žinias. Kiek tu tikite, duokite man pliusių, kas iš jūsų buvo nusipirkę kažkokią knygą ir neperskaitė. Arba perskaitė knygą, bet net neužkonspektavo, net nepanaudojo. Kiek iš jūsų buvo nusipirkę kursą kokį nors ir nepraėjo. 97%. Statistika sako, 97% žmonių nupirkę knygą, jos neperskaito. Bet jeigu jūs tampate profesionalus pirkėjas, jūs nusipirkot knygą ir ją atmuša 10 kartų, tai tada gali daug knygų turėti. Mano namuose virš 5000 knygų ir daugelis iš jų padėjo man padėjo užsidėti žymiai daugiau negu aš išleidau knygų. Tai iš tikrųjų vienas iš svarbių labai dalykų. Kriterijus, sakyti savo kriterijų. Prieš perkant užduoda savo magišką klausimą, kaip aš galiu, pirmas, ar aš galiu iš to užsidirbti. Ir jeigu taip, kaip aš galiu. Ir trečias, padaryti tai, kad tai jums duotų, reiškia, šitą gražą. Kontaktai. Daugelis žmonių turi savo mobiliam telefone didžiulį kiekį žmonių. Ir jeigu dabar pasižiūrėt, parašykit, prašau, kiek pas jūs mobiliam telefone yra kontaktų. Man įdomu. Ar jūs esate kontaktabilūs žmonės ar ne? Ir jūs turbūt girdėjote tokį dalyką, kad žmogus, reiškia, gali perduoti per rankos paspaudimą kokią nors žinutę, bet kuriam žmogui per 4 paspaudimus rankos galima perduoti bet kokią žinutę, bet kam. O 5
15 tūkstančių kontaktų. Alvydas. Super. Super. 15 tūkstančių. Alvyda, jūs esate milijardierius. Bent jau turėtumėte būti su tokiu kiekiu. Bet tyrimai rodo, kad tai iš tikrųjų yra, švelniai tariant, ne visai toks vienareikšmis dalykas. Kai iš tikrųjų bandė perduoti žinias per iš lūpų į lūpas arba iš rankų į rankas, tai iš ten šimtų žmonių, kuriem buvo perduotas siuntinukas, kuris turi perduoti dar kažkam, bet ten kažkokią kitą šalį pasirodo, iš jų buvo nedidelis kiekis, tas pats Pareto dėsnis, reiškia, apie 29% berods žmonių turėjo 80 ar 90% visų kontaktų. Taigi iš tikrųjų per vieną žmogų buvo perduoti žinutę arba daiktą 90% kitų žmonių. Tai reiškia, yra tie vadinami kontaktų mazgai. Tai yra žmonės, kurie turi didžiulį kiekį, žiūrėkit, 15, o kaip kiti. Aš žinau, kad daugelis žmonių realiai sako, kad tai tikrai pas juos yra 250 geriausių atvejų žmonių kontaktų, kuriem jie gali paskambinti ir galbūt kažkas kažką atpažins. O 1000 kontaktų. Jaučiat skirtumą, 15, kiti parašykite. Pagal Pareto dėsnį bus, kad Alvydas, ko gero, turės didžiausią kiekį kontaktų, daugiau negu 97 visų kitų. Tai gal mes susidurom su to Pareto dėsniu. Bet įdomus dalykas, Google kompanija atliko milžiniškus tyrimus, norint atsakyti klausimą, kokius darbuotojus reikia priimti, kokią charakterių savybę, bruožas turėtų užtikrinti, kad šitas darbuotojas bus labai gera investicija iš darbo pusės. Analogiškus tyrimus darė Harvardo universitetas ir Gallup institutas. 3 lyderiai apklausos, reiškia, srityje padarė tos pačius tyrimus. O 700, matot, kesno. Kaip kiti, jūs pamatys, kad toliau bus vis mažiau ir mažiau. O 130, jaučiat, kaip Pareto dėsnis veikia, 4, 7, 9. Ir ką parodė šitie tyrimai? Pasirodo, numeris 1, ir va čia tas iš 13 įgūdžių yra numeris 1. Jeigu tarp kitų parašykite, kaip man atrodo, koks tai yra įgūdis. Pasirodo, ne charakterio bruožai, bet tyrinėtojai iš 3 skirtingų sričių, iš 3 kompanijų padarė išvadą tą pačią, nors dar visai skirtingus tyrimus. Pasirodo, įgūdis numeris 1, kurį nulėmė sėkmę, tai yra mokėjimas sukurti ir išnaudoti ryšius su žmonėmis. Dar tai mokėjimas to vadinam pozityvaus networking. Nes turėjimas kontakto dar nereiškia mokėjimas jais pasinaudoti. Jeigu turite 14-15 tūkstančių kontaktų, super, klausimas, ar jūs juos sugebat monetizuoti. Nes yra žmonės, kurie turi didžiulį kiekį kontaktų, bet jie nelabai žino, ką su tais kontaktais daryti. Bet paaiškėjo, kad jeigu yra 2 muzikantai vienodai talentingi, vienas iš jų laimės 97% visų gerų dalykų, kurio gali tikėtis muzikantas, ir laimės tas, kuris užmegs ryšius su reikalingais žmonėmis ir mokės taip panaudoti. 2 aktorės vienodai gražios, vienodai talentingos, tą gaus vaidmenį, kurį turės ryšį su prodiuseriais, su kitais žmonėmis ir mokės išnaudoti. Jau kaip jūs čia technikos klausimas. Pasirodo, visi Nobelio premijos laureatai savo aplinkoje turi kitų nemažą grupę, kitų Nobelio premijos laureatų. Visi Grammy laureatai turi ką? Grammy laureatų didžiulį pažįstamų ratą. Visi milijardieriai savo aplinkoje turi milijardierių ratą. Ir jeigu pasižiūrėti, o kas yra mūsų aplinkoje, paimkite 6 žmonės, su kuriais jūs dažniausiai bendraujat, paskaičiuokit jų atlyginimą vidurkį ir pamatys, kad jūs būsite šiek tiek blogesnėje pusėje negu jūsų 6 artimiausi žmonės. Ir jeigu jūs norite padaryti prasiveržimą, pirmas įgūdis, kurį mums reikėtų formuoti, tai yra mokėjimas užmegzti teisingus ryšius ir mokėjimas juos panaudoti. Ir tai yra visiškai kitokia strategija, negu tai, ką mums dažnai sako, taik, parduok save, susipažink, duok vizitinę kortelę. Ne, tai yra absoliučiai visai kitokia strategija.
Ir aš pats, kai atsidūriau Amerikoje, pirmas man klausimas buvo, aš čia nieko nepažįstu, kaip man čia startuoti nuo nulio. Aš kart pasakiau, kad aš startuosiu su 10x tikslais. O ką reiškia 10x tikslai? Aš pastačiau tikslą, tu patekti į 3% Amerikos gyventojų. O tai reiškia, kai tu pasistatai 10 kartų didesnį tikslą, negu būtų normoje, tu labai sumažini pasirinkimo kiekį. Man iš karto atkrito visos galimybės dirbti samdomą darbuotoją, aš jau pasakiau, kad aš nedirbsiu, bent jau kiek galėsiu. Aš iš karto įvedžiau dar daugiau apribojimų, tai praškai pas mane ir nėra didelio pasirinkimo. Nes žymiai, ir tai yra gera žinia, kad siekiant ambicingų tikslų, tu iš karto sumažini pasirinkimų kiekį. Bet kartu su to sumažini ir konkurenciją. Nes, pavyzdžiui, pretenduoti į darbą Amerikoje, anksčiau darbą Amerikoje galima surasti per 2-3 savaitės, dabar tai užtrunka metus, o žiūrint dabartinį naujus tendencijų, atleidimai iš valstybinio sektoriaus, daug dabar kataklizmas čia. Tai čia žmonės ieško darbus ir konkuruoti už vidutinišką apmokamą darbą, aišku, yra nerealu. Nes yra žmonės, kurie čia daug metų gyvena, daug išmano ir jie bet ką padarys, kad nepasidarys su tim darbu. Bet pasirodo, kai Amerikos laikraščiuose duoda skelbimą, pavyzdžiui, ieškomi darbuotojai ir duodamas atlyginimas 2-3 tūkstančiai, tai norinčių 10 kart daugiau negu tas pats skelbimas su 10 kart didesniu atlyginimu. Bet jeigu tu duodi tą patį skelbimą ir sakai, kad atlyginimas yra 100 tūkstančių į mėnesį, tai praktiškai norinčių nėra. Paradoksas. Kaip mes save vertinam. Ir kai mes kalbame apie tai, kad mes turim pradėti pirkti, pirmas žmogus, kurį mes turime nupirkti, tai esame mes patys. Žiūrėkite, nes labai svarbu dalykas, reikia suprasti, kad mes perkam ir norime įsigyti pačius vertingiausius daiktus. Mes pačią didžiausią kainą pasiryžę mokėti už pačius vertingiausius dalykus. Bet žiūrėkite, mes laiką skiriam savo kam? Ne tam, kad įgyventi savo svajones. Tam, kad įgyventi kitų žmonių svajones. Aš pastebėjau, kad daug žmonių pasiryžę 12 valandų dirbti per dieną kažkam ir nesurado net 1-2 valandos tam, kad dirbti pačiam savo. Reiškia, jūs tokiu būdu savęs nenuperkat, jūs nesate pakankamai vertingi patys savo. Ta patį aš kalbu apie save, čia mes visi turim tokį principą, kad mums kitų žmonių gyvenimą, kitų žmonių norai, kitų žmonių yra, žymiai svarbesni. Man tai buvo kažkoks prakeikimas, aš pats baigiau medicinos akademiją ir aš buvau užprogramuotas atiduoti gyvybę vardan kažko. Gydytojas, žinot, pats turi žiūrėti, kitų rūpintis, bet pats gydytojas žinom, kad labai blogai rūpinasi savo sveikatą. Ir aš visą laiką buvau orientuotas padėti kitiems, bet laiku bėgant supratau, kad aš labiau noriu jų sėkmės, negu jie patys. Ir jūs turbūt pastebėjote, kad jūs labiau rūpinatės klientų norais negu savo pačiais. Tai pirmas dalykas, ką mes turime padaryti, mes turime nusipirkti save, pamatyti savo vertę, nes jeigu jūs gyvenat su tuo atlyginimu, kuris yra dabar, sutikta reiškia, kad jūs save taip ir įvertinat. Suprantat? Jūs, kitą žodį, jūs leidot, kad rinka nuvertintų jūs ant tiek ir jūs dirbat, jūs sutinkat su tomis sąlygomis. Jūs esat gydytojas, jeigu dirbat už kapeikas, nepykit, bet pats ir esate, atsakingas už tai. Nekaltai, bet atsakingas. Jeigu jūs dirbate, esate profesionalai, dirbate 10 metų ir už tai negaunate 10 kartų didesnio atlyginimo, kaip pats jam, tai reiškia, jūs ir nesijaučiat vertybę. Nes žmogus dažniausiai gyvenime leidžia savo tai, su kuo sutinka. Mes turime mažus standartus savo, mažas ambicijas ir todėl, kai mes sakom, statykite savo 10 kartų didesnius tikslus, dėl atlyginimų daug žmonių joks. Nesąmonė, kas čia man mokės, žiūrėkit. Aš neklausiau, kas to mokės, aš galvoju, ar tu pats jauti vertas 10 kartų didesnio atlyginimo. Daug žmonių, bet man nekas mokės. Reiškia, mes vėl save žiūrime kaip iš pardavimų pusės. Be abejo, rinka nenorės jų mokyti. Bet mes žiūrim, kad jūs galite žaisti savo žaidimą. Jūs galite tapti pirkėjų ir tada ne jūs kažkas pirks, o jūs pirksite kompanijas. Jūs atrinkinėsite su kodėl. Didžiausia prasiveržimą savo net pardavimo karjerą aš padariau, kad aš nustojau pardavinėti. Vietoj to aš pradėjau atrinkinėti tos klientus, su kuriais aš dirbu. Ir jūs atstojau savo vietas. Nebegirdi daugiau žodžių brangų, nebegirdi tiesiog dirbus tik su tais,
su kuriais tu nori dirbti. Ir tau norint parduoti, ko mane mokino amerikiečiai, mano mentoriai, tu iš pradžių turi nupirkti. Pasirodo, pardavime egzistuoja gero pardavimo. O sistemoje egzistuoja toks principas, kad iš pradžių tu turi nusipirkti klientą, duoti jam daug nemokamų dalykų, tiesiog nusipirkti. Bet nusipirkti būtent tą, kur tu matai, tai yra gera investicija. Ir po to tau jisai atpirks visą tas investicijas ir duos daug gražos. Taigi net ir pardavėjų profesijų tu privalai mąstyti per pirkimo prizmę. Tu turi nusipirkti tą klientą, kuris tau duos geresnį investicijos galą. Bet aš galvoju, didžiausias pirkinys, kurį mes turime padaryti, ir tikiuosi šiandien jūs padarysite jį, tai yra, jūs turite nusipirkti save už pačią brangiausią kainą. Jums turbūt nusispjauti, ką galvoja apie jūsų kainą kiti žmonės. Sutikite, niekam nerūpi. Nežinau, ar jų buvo, kad nors momentas, kai, kaip čia, neturi pinigų apmokėti kažkokią sąskaitą. Ir tavo šeima, tu žinai, rytoj neturės ką valgyti. Ir tada tu staigiai supranti, kad absoliučiai visam pasauliui tu nerūpi. Iškils nuo pačių artimiausių žmonių. Bet tu turėtum jais rūpintis, o ne prašyti, kad tavim rūpintis. Ir kai tu supranti, kad visiems nusispjaut, tu tada supranti, kad pirmas dalykas, ką tu turi padaryti, iš pradžių pasirūpinti savimi. Žinau, kad oro uostuose, lėktuvuose, prieš uždedant vaiką arba ten silpnesniam žmogui kažkokiam kaukę, tu turi užsidėti savo. Nes kai mes per daug išdalinam savo dėmesį, energiją kitiems, žiūri, tau pačiam neliko. Tu galvoji, kad kažkokiu būdu už tą meilę kitiems, už tą atsidavimą tau kažkas atsilygins. Ne. Tau atsilygins tik tada, kai tu pirksi, nes niekam nerūpi tavo pardavybinė galia. Visiems rūpi tavo pirkiminė galia. Banke, bet kur. Ir ypač labai sunku tikėti žmonės, o daug tokių žmonių, kurie sako, ai, ne piniguose laimė. Be abejo, ne piniguose laimė. Pinigai nesvarbiausia. Tai sako žmogus, kuris 8 valandas dirba nemėgstamą darbą, ir daro 40 metų šalies, ir po to išeina, gauna minimalią pensijas. Aišku, pinigai nerūpi. Bet paradoks, kuo mažiau tu rūpiniesi pinigais, to daugiau tu priverstas rūpintis. Nes už ačiū, tu niekur nenupirksi. Tai antras dalykas, kurį mes turėjom padaryti, mes turėjom pradėti žiūrėti iš pirkėjų pozicijos. Į save, į visus darbus ir pagalvoti apie tai, kad iš principo įmanoma. Pavyzdžiui, duosiu pavyzdį, kaip galima, žiūrėkit, koks skiriasi profesionalus pirkėjas nuo mėgėjų. Daugelio žmonių, 97% žmonių, kiek man paaiškino automobilių salone, važinėja su padėvėtais automobiliais. Nežinau, aš važinėjau ir su padėvėtais, aš suprantu, man atrodo, kiekvienas žmogus, normaliai man sakys, kad naujas automobilis visuomet yra geriau negu padėvėtis. Bet daugelis žmonių užprogramuoti, kad ne, čia automobilis išvažiuoja ir 30% atpinga. Visą tą teoriją aš daug kartų girdėjau, ir netgi tikėjau, nes mano pirmas mokytojas buvo šefas, taip ir sakė, automobilis tavo neturi viršyti 2 mėnesinių atlyginimų. Tai reiškia, jeigu tu gauni 3000, tai už 6000 automobilių seną drandulėtą turi važinėti ir didžiuotis, kad tu čia labai protingai pasirinkai. Bet kitas mano mokytojas, Robertas Kiyosaki, sakė, aš pastebėjau, kad, kai tu važinėjai su senu drandulėtu, pas tai riminti seno drandulėtu. Labai sunku kurti verslo idėjas, galvoti apie investicijas, jeigu tu važinėjai su prasmirdusiu ten 6 rankų pirkto automobiliu. Sutikite. Tai dabar klausimas, o kaip gali pasielgti profesionalus pirkėjas? Ir ką pasiūlė Kiyosakis. Ir man tai suveikė ir aš labai jums rekomenduoju padaryti tą patį. Jis sako, man patinka automobiliai, gražus, sportiniai. Sako, aš esu fanas Porsche 911. Jis sako, ir užsimaniau labai gerą, naują, ką tik išėjo naujas modelis. Ir aš galvoju, pagal turtingo tėčių neturėčiau daug leisti pinigų, bet tas pats turtingas tėtis man sakė, kad galima ir bet kokios prabangos daiktą, jeigu tai yra aktyvus. Ir aš pagalvojau, tai čiagi fantastiška idėja. Tai kiekvienam naujam pirkiniu, pavyzdžiui, automobiliui, aš ką darau, aš sukuriu verslą.
arba projektą kokį nors, kuris man neša, pavyzdžiui, jeigu man už gerą automobilį naują, kuris ten kainuoja 150 tūkstančių, jeigu man reikia į mėnesį nešti ten 2 tūkstančius, pavyzdžiui, arba 1,5 tūkstančio, tai reiškia, aš turiu sukurti naują verslą, paimu šaltinį tokį, kuris man duoda 3-5 tūkstančius. Tai žiūrėkit, aš važinėsiu naujo automobiliu, gerai jaučiuosi ir dar gaunu papildomų pinigų. Nutariau apsigyventi fantastiškam name. Super, aš tam turiu ką sukurti verslo planą arba sukurti kažkokį tai projektą, kuris man leistų padengti tas išlaidas susijusius su tuo namu. Ir pasirodo, kad jeigu tu į tai žiūri per tokią prizmę, tai iš tikrųjų supranti, ką daro kitaip žmonės, kurie reklamuoja tos visus pažmotis, mėgsta žiūrėti, kaip tenais Louis Vuitton visoks ten reklamuoja, ne? Tai tos moteris, kurios, gauna visi tai nemoka. Jos gauna nemoka manęs už tai, kad dar joms primoka už tai, kad jie nešioja jų daiktus. Michael Jordanas tikrai su malonumu nešioja Nike, ne todėl, kad labai geri sportbačiai, galbūt ir geri, nežinau, bet todėl, kad jisai nešioja juos ir užsidirba. Tai toksai požiūris iš principų keičia mūsų kriterijus. Ir kai tu pradedi aplinkui tai darytis, kad iš tikrųjų beveik visas savo išlaidas, kurias mes savo negalėjome leisti, tu gali paversti pajamomis. Man tai buvo keista, kai aš atvažiavau į Ameriką, apsigyvenau Miami ir mano draugas, kuris yra multimilijonierius, pasakė, Arnai, kokį tu nori gyventi stiliaus, kad kokį norėčiau, 4% amerikiečių. Jis sako, okei, tai tau reikia apsigyventi šitam rajone, kodėl? Jis sako, čia mes visi gyvename. Okei, o kiek čia kainuoja? Wow, brangiai. Užėjau parduotuvę, brangu, viskas brangu, sakau, okei, bet man taip pačiu pradžiai, gal galima kažkokiu, sakau, galima, jokių problemų, o tai perni per gatvę ir ten Amerikoje viskas kitaip. Viskas 10 kartų pigiau, 10 kartų prastesnės mokyklos, 10 kartų žmonės mažesnės ambicijas, ten yra kitas. Ir aš sakau, geriau, kiek tu leidai savo pragyvenimus? Mūsų šeima, jų šeima taip pat kaip ir mūsų 5 žmonių. Tai sako, mes išleidžiam $1,000,000 į metus. Milijoną. Sakau, kam jūs išleidžiate? Ne, o tas, kažkaip beveik tą patį, kai ir mes Lietuvoje išleidžiam 10 kartų. Aš sakau, bet kodėl? Tu negali pigiau? Galiu pigiau. Bet klausimas, kur aš noriu būti. Aš noriu būti arba ten, kur aš išleidžiu milijoną, bet aš uždirbu virš 10 milijonų ir aš toliau moksiu pas žmonės, kurie išleidžia 10 milijonų ir užsidirba dar didesnės sumas. Ar aš einu kitų kelių, pigiau, paprasčiau, kukliau. Ir be abejo, čia pas daugelį iš mūsų atsiranda tokia, tai čia vartotojiška kultūra, bet sutikrai, kad ten, kur nėra vartojimo, ten, kur nėra pirkimo, nėra ekonominio augimo, ir nėra tų visų gerų dalykų, apie kuriuos mes taip svajojame. Ir todėl būti profesionaliu pirkėju, padėkti man pliusiuką, kas supranta, kad kalbu, ir kas pritarė, kad profesionaliu pirkėju būti yra žymiai protingiau, negu būti mėgėjų. Kai tu visus pinigus, kuriuos užsidirba, galų galiai išleidai ir lieki be nieko. Okay. Ir trečia paslaptis, mes turime pakeisti klausimą, kurį mes dažnai užduodam, ir galbūt jau dabar kalbam, o kaip čia padaryti, jo gerai, konkrečiai sakai, kur, ką čia visi filosofija, ir dabar konkrečiai sakai, kur, koks algoritmas. Mes turime pakeisti šį klausimą. Vietoj to, kad klausti, kaip kažką padaryti, mes turime pradėti klausti, kas vietoj mūsų tai gali padaryti. Ir tai buvo pati didžiausias sunkumas mano atveju, nes man labai patinka gilintis į įvairius dalykus, man labai patinka būti žinančių begalę detalių. Taip daugelis mąsto, nes mes ekspertai, specialistai esame pasinešę tas detalės, niuansus. Bet aš pastebėjau, kad sėkmingi ir turtingi žmonės to nedaro. Jie nesigilina į viską, nes kitaip jie taps tais, kurie galės pardavinėti savo ekspertizę. Bet jie supranta, kad čia ne jų kelias.
Vietoj to jie visuomet klausia, kas vietoj manęs tai gali padaryti, kas geriau už mane tai gali padaryti. Ir vienas iš paprastų sprendimų, kurį aš siūlau visiems ir kurį pats panaudojau, ir man tai labai pakeitė viską, tai yra, koks jūs bebūtent pozicijų, suraskite savo asistentą. Gyvą žmogų, kuriam jūs galite perduoti 80% savo darbų. Aš mokiausi pas japonus Toyotos gamybos reiškia, managemento. Ir pagrindinė idėja, kurią parduoda šitie japonai, kalba apie tą vadinamą mūdą. Mūda tai yra švaistymas. Ir ką jie teigia, kad Pareto dėsnis egzistuoja visur. O tai reiškia, ką jūs bedarytum. Ar jūs gydytojas, ar jūs inžinierius, ar jūs verslininkas, nesvarbu. 80% jūs užsiimat nesąmonę. Mes visi užsiimam nesąmonę. 80% tai yra švaistymas. Blogiausia, kad mes švaistom resursą, kurio mes turime labai mažai, tai yra laikas. Bet daugelis žmonių sako, bet kaip, aš negaliu atlikti savo darbą, jeigu tai nedarysiu. Pasamdyk kitą žmogų. Bet kaip aš pasamdysiu, aš pats vos suduriu su galą su galą, bet tam yra problema, kad tu pats suduri galą su galą, nes užsiimi nesąmonę. Tu savo laiką gaišini darbams, kurie iš tikrųjų galėtų arba iš vis nieks nieko nedaryti, arba daryti kitas žmogus. Jeigu tai neverta, kad kažkas darytų, tai iš vis kam tu tai darai. Sutikot? O jeigu tai būtina, tai pasamdyk žmogų, kuris tai padarytų už tave. Ir atiduok jam dalį savo atlyginimą. Nes pas tave liks laiko ir energija, kad užsidirbti daugiau pinigų. Pavyzdžiui, jeigu jūs susimti nekilnojamą turtą, pasamdykit savo asistentą. Jeigu jūs dirbat, nežinau, bet kur esate freelanceris, pasamdykite savo už kartą dabar. Ir dar pagalvokite, kaprizmą, galbūt galima 10 pasamdyti žmonių. Nes samdant 10 žmonių, jūs ką? Iš karto įsigyja 10 ar daugiau laiko. Bet tai ne jūsų, o kitų žmonių laiko. Jūs galite pasakyti, tai ką man įkurti įmonę, nebūtinai. Geriausia idėja, kurią aš gavau iš savo mokytojo Robert Arms, skamba taip. Norint pakelti 10 kart didesnius pinigus, tu turi sukurti 10 kart didesnę vertę rinkai. Tai galima padaryti, pačiam sunku padaryti, praškai neįmanoma, bet tu gali naudoti svertą. O svertas yra keletą. Tai yra svetimų žmonių kompetencijos, svetimų žmonių ryšiai, svetimų žmonių laikas, svetimų žmonių energija, svetimų žmonių pinigai. Tau nereikia mokėti savo pinigus tavo asistentui. Jeigu tu parduodi savo paslaugas, yra klientas, kuris vertina tai, kad tu kuri, jisai turi sumokėti. Ir jeigu tu sugebėsi jam įrodyti, o tai nėra taip sunku, kad tu žymiai daugiau sukursi vertę, jeigu skirsi savo laiką tam svarbesniems dalykams, kur tu turi ypatingą kompetenciją, kur niekas už tave geriau tai negali padaryti. Tai vien tik šitas sprendimas priverčia ką? Ir rinką, ir tavo darbdavį, ir tavo klientą, tau pradėti mokėti brangiau ne todėl, kad tau taip atrodo, tiesiog tau atsiranda įrankiai, kad sukurti 10 ar daugiau vertės. Ir keistas dalykas, bet kai man žmonės, kurie samdo, sako, bet su manim, ką tu nežinai, aš su samdos, man yra duotas atlyginimas, ar dirbčiau gerai ar blogai, čia nieks manęs neklausys. Tai esi idiotas, atsiprašau, jeigu tu dirbi darbą, kuris visiškai nevertina, ar tu gerai ar blogai dirbi, atsiprašau, kas tada kaltas, kas pasirinktų tokį darbą. Bet daugelis darbuotojų nenaudoja vieną labai svarbų instrumentą, kuriuos mes irgi nagrinėjom savo programą. Tai vadinasi stiprių pusių sustiprinimas. Didžiausia klaida, kurią daro žmonės, jie investuoja per daug laiko ir energijos, kad sustiprinti savo silpnąsias pusės. Man biškutį trūksta buhalterinių žinių, oi man dabar su dirbtiniu intelektu reikia. Mes bandom užpildyti tas skylės, kurias kažkaip nuvertina mūsų rinkai. Bet ką daro geriausiai profesionalai, jie sustiprina savo stiprias pusės, jie vysto save ten, kur jau turi tam tikrų privalumų, nesąžiningą privalumą, nes talentas, kiekvienas mes turim savo talentą, yra nesąžiningas privalumas. To srity tu gali padaryti daugiau negu bet kuris kitas. Ir pasirodo, yra labai paprasti įgūdžiai. Tai Gallup institutas įrodė, kad jie analizavo žmonės, kurie daro fantastiškas karjeras, to pačio įmonėje.
Jie visi taip pat tiek naudoja įgūdį, kuris vadinasi, ten gana standartizuotas, mes nagrinėjom tokį standartizuotą 4 pokalbius su savo darbu. Pavyzdžiui, jums tam, kad padidinti savo atlygį, jums nereikia išėti iš darbo. Nebūtina. Tai nėra pats geriausias sprendimas, bent jau pradžio. Bet jūs galite iš pradžių pakalbėti su savo vadovais apie savo stipriasias pusės, kaip jisai mato, kaip jūs matote. Toliau antras pokalbis yra pokalbis apie tai, kaip jūs galite daugiau padėti įmonei, savo darbdaviui, sukurti daugiau vertės, naudojant jūsų stipriasias pusės. Trečias pokalbis, tai yra pokalbis apie jūsų silpnas pusės, nes mes visi turim silpnas pusės. Pavyzdžiui, mano silpna pusė skaičiai, aš nemoku ir nemėgstu skaičiuoti. Ir atsimenu farmacijai kompanijai, kur aš dirbu, ten 5 buhalteriai matė mane išmokinti, kaip pilti benzinus lapus. Nu niekam, paskui pas man ten vakumas, ten musės, kad ne, mes tai išmokinti. Neseniai sutikau vieną buhalterį, mane pamatė, nervinis tikas prasės, manau, ką išmokinu, aš jau ką sakiau, leiskite man turėti pagalbininką, tai taip ir įvyko. Mano pagalbininkė, aš išmušiau tokią naują poziciją, jinai pildė mano benzinų lapus ir visą kitą eilę dalykų, aš išmestų niekad nežinau. O aš galiu tada pilnai atsitau tam, kam turiu tam tikrų talentų. Tai va, tai paskui pokalbis, kaip galima kompensuoti jūsų silpnas pusės. Kaip galima atiduoti kitiems žmonėms jūsų darbus, kurie iš jūsų atima daug energijos, bet nesukuria pridėtinės vertės. O šiais laikais, ir čia dar viena idėja, kai yra dirbtinio intelekto asistentai, privalo kiekvienas žmogus turėti minimum vieno, tai ir 5 asistentus. Dabar mano profesijoje, aš turėjau keletą asistentų, neurosien, kuriam nieko nereikia mokėti, bet jie už mane rašo, va šitą prezentaciją padarytą dirbtinio intelekto. Gyvenime nemėgau sudaryti skaidres ir man padaryti skaidres užtruko 3 minutės, tai padarė dirbtinis intelektas. Aibė dalykų, kur jūs turite silpną vietą arba nenorite gaišinti laiko, gali padaryti dirbtinis intelektas. Praktiškai 80-90% darbų su kompiuteriu gali atlikti dirbtinis intelektas. Jeigu esate buhalteris, įsigykite savo dirbtinio intelekto asistentą. Patys sukurkite, sužinokite, kaip tai padaryti. Padėkite pliusiuką, kas galvoja, kad jeigu jūs galėtumėte deleguoti 50, tai yra 80 savo darbų, jūs išlaisvintumėte savo potencialą tam, kad geriau save atliktumėte. Padėktumėte. Taigi, senas klausimas, kaip man tai padaryti, yra ne pats geras klausimas, nes jūs užsikasite, vadinami pats daryti. O transformacija, kad tu pakeiti mąstymą ir pradedi duoti kitus klausimus, kas gali už mane tai padaryti. Jeigu žmogus praėjo tam tikrą kelią, gal tu pasinaudok jo patarimais, nebandyk pats eiti tuo pačiu keliu. Bet daugelis lietuvių bando sutaupyti, mes visi jau genialūs esame taupydami. Aš ten nedarysiu, ten nemokėsiu, čia aš papigiai. Internete viskas galima papigiai, bet ar tu turi tiek laiko ir energijos, ir tu turi tiek norų 10 metų daryti tai, kai padarytas visas klaidas? Aš supratau, kad žymiai geriau pasirinkti žmogų, jis jau praėjo tą kelią ir pasipaklau. Arba pažiūrėk, kad jisai tai padaryti. Gal tai yra filtras, gal tai nėra iš karto visus darbus, mes negalim deleguoti. Bet jeigu mes šiandien pradėsim mąstyti per tokią prizmę, mes išlaisvinsim patį didžiausią savo resursą, patį brangiausią, tai yra mūsų laiką. O kaip mes po to tą laiką investuosim, o tada mano idėja yra, kad pradėti investuoti. Mums nereikia investuoti į kriptovaliutą, mums nereikia tapti kažkokių akcijų atrasti. Ne, mes turim atsakyti klausimą, kaip investuoti savo laiką, į kokį projektą. Ir, pavyzdžiui, kodėl nepadaryti taip, kad investicija būtų kokia į tos darbus, kurie vieną kartą padarai ir daug kartų atsiperka. Man užtruko 20 metų, kol aš supratau, kad vietoj to, kad pats vešiau seminarus, aš galiu padaryti vieną įrašą ir tie įrašai po to veiks už mane 10 metų. Su Kauno Medicinos akademija sukūrėm tokią sistemą mokymų. Tai buvo padarytas vienąkartinis darbas ir dabar iš 60 pasaulio šalių žmonės mokosi medicinos sudėtingiausių įgūdžių, bet darbas buvo padarytas vieną kartą, o kiekvienais metais yra naudojamas išėjti. Tiesiog, jeigu jūs pradėtum žiūrėti, kaip aš galėčiau, kur aš galėčiau kompetenciją išugdyti tokią, kad daryčiau ne tos darbus, kuriuos kiekvieną dieną gal darau ir man sumoka. Ne, kad aš vieną kartą padirbau
ir už vieną kartą atliktą darbą man moka iki gyvos galvos. Sakyk, kad būtų fine. Arba kad aš kažką sukūriau ir galiu iš karto jį skailinti, ta prasme, padidinti ir į 50 vietų parduoti, arba į 100 vietų, galbūt padauginti ir 1000 klientų galiu tuo pačiu pasinaudoti. Daugelis iš mūsų nemąstė per tokią prizmę, nes mes buvome suprogramuoti, kad būti unikaliu, nepakartojimu, nes neįmanoma klonuoti, bet kodėl už tokią individualybę tau niekas nenori mokėti. Aišku, jeigu tu turi talentą dainavimą, bet ir čia tu turi savo kompakt diskus leist, tu maikės turi leist, nes tu iš tikrųjų šį pats dainuoti. Ir vargu ar daugelis iš mūsų turi unikalų balsą, kad mes eitum dabar ir ne. Geriausiai turėti tokį talentą, kurį tu gali supakuoti ir leisti, kad tas vertės kūrimo mašina būtų dirbti be jūsų. Padėkite pliusiuką, kas galvoja, kad tikrai verta dėmesio įdėję. Taigi rezumė. Jau einam į pabaigą. Mūsų pasiūlymas. Aišku, tikiuosi, padėkite tarp vietų man 10 balų skalė, kam buvo naudingas pamąstymas. 3 idėjos, 3 paslaptys. Pirma idėja - nustoti pardavinėti save, savo laiką. Antra idėja - pradėti pirkti. Pradėti elgtis taip, kaip elgsis profesionalūs pirkėjai. Tai reiškia pirkti daiktus, laiką, energiją kitų žmonių, taip, kad tai mums daug duotų gražos. Tapti investuotojais į savo pirkimą. Ir trečia, dažniausiai vis klausia, kas tai galėtų padaryti vietoj manęs? Kas jau praėjo tą kelią? Kam geriau sekasi? Ir vėl, kieno pinigus aš galėčiau panaudoti, kas galėtų už mane naudoti, kas galėtų man užtikrinti tai. Nes tai jau yra investuotojų mąstymas. Ir jeigu dabar turiu keletą minučių dar, porą žodžių apie tą programą, kurį aš sukūriau, ir atvirai pasakius, aš ją sukūriau ne jums, aš ją sukūriau savo, nes pats dabar esu toli už jūrų už marių. Ir man tai absoliučiai yra aktualus dalykas, nes norint pasiekti 10 tikslų, aš privalau ugdyti savyje tos pačius įgūdžius, kuriuos mane mokina mano mokytojai, mentoriai. Ir man sutrumpėjo labai kelias, bet mano mentoriai sako, norint išmokti pas, turi su kažko pasidalyti, turi mokyti ir kitus. Tai šitą programą aš tai turiu tam, kad kartu su jumis, su tais, kas nori, praeiti kartu 3 mėnesių kursą. Tarsi susidaro už 13 savaičių. Kiekvieną savaitę yra po vieną įgūdį. Kiekvienas įgūdis duoda prasiveržimą. Bet kadangi tai yra sistema, tai mes darysim taip, kad vienas įgūdis papildys kitą įgūdį, po to pradėsi trečią įgūdį. Ir visumoje 13 įgūdžių sistemų jinai dirbs kaip gerai suderintas orkestras. O tai duoda tas sinergijos efektą. Nes jeigu šiaip turėsite 13 įgūdžių ir nežinau, kaip jį vienas kitų derinti, tai nebus efektų. Gali tą, o gali nieko. Antras labai dalykas, jūs sudarysite savo individualų cash flow kelią. Nežinau, jūs esate dabar samdomi, jūs sudarysite labai aišku maršrutą ir aš jums padėsiu, kaip pereiti iš pirmos į antrą poziciją, į trečią ir ketvirtą. Ir padaryti, ko galima greičiau. Todėl yra 12 savaičių, visi tyrimai rodo, kad tai, kad tu padarai per 12 savaičių, jeigu tu kažko negali padaryti per 12 savaičių, tai per 12 mėnesių nepadarysi. Nes žmonės negali ištisai koncentruoti dėmesį ties kažkokio dalyko. Todėl mes sutrumpinam 12 mėnesių į 12 savaičių, nes būtent per tokį laiką susiformuoja naujas įgūdis. Netiesa, kad 21 diena. Čia geologijos mokslas yra toksai tyrinė, kad kompleksiniai įgūdžiai reikalauja tam tikro laiko. Plius minus vidutiniškai tai užtrunka 12 su sąlyga, kad jūs sąmoningai tai formuosite. Toliau, AI pagalbininkas dirbtinio intelekto, mes matysime, kaip šiais laikais 80% jūsų darbų galės padaryti jūsų pagalbininkas, ir kaip mokėti su susitarti, kaip promptingą kurti. Tai yra labai svarbus elementas. Toliau, bendruomenė yra atgalinis ryšys. Nes vieną kartą į savaitę susitiksime su jumis Zoom platformai, jūs turėsite dar savo grupės, nes tai yra įgūdžiai ir aš sukūriau metodiką, kurią jau šiuo metu naudoju 60 pasaulio šalių.
studentai ir tai leidžia suformuoti būtent įgūdį. Įgūdį iki automatizmo. Nes įgūdis reikalauja ko? Daugkartinių pakartojimų. Bet ne tik pakartojimų, reikalauja gilų ryšio, reikalauja partnerio, kad tu galėtum daryti tai su kažkuo. Tai mes sukūrėm programą nežinių. Aš dar dirbdamas rytų kovos menų treneriu supratau, kad žinios apie tai, kaip smūgiuoti, nepadeda ringe. Tau duoda į liūlį ir tu iš karto pamiršti visą tai, ką žinai. Tas pats treniruodamas žmonės anglų kalbos kolibrį metų, aš supratau, kad žinojimas niekas. Kai reikia kalbėti, tai ne. Reikalingas automatizmas. Tai mes, aš sakau, tokią fast skills building, greitų įgūdžių formavimo metodiką, kuri leidžia kiekvieną įgūdį suformuoti iki automatizmo ir po to, jau kaip vienas akordas, kitas trečias, ir po to tu sujungi ir išeina graži melodija, tu groji net negalvodamas, tavo rankos pirštai juda per tą, reiškia šitą. Tai va čia yra tas pats. Mes sujungsime per 13 savaičių visus įgūdžius į vieną kompetenciją. Kompetencija, kuri leidžia tau tapti pirkėjų, praleis viską per filtrą, ar aš čia perku, ar aš čia bandau parduoti, jeigu perku, kokia man čia yra graža, ir kaip padaryti, kaip užmėgsti ryšius, tai visai reikalingų įgūdžių, kurie taps įrankis jūsų sėkmė užtikrinti. Tai reiškia, pradėsime mes nuo 10 vyks tikslų, o tai reiškia, jūs turėsite nusipirkti save. Jūs turėsite savęs paklausti, ar iš tikrųjų aš noriu gal 10 ar daugiau, aš iš tikrųjų vertas, nes kol šitą klausimą neatsakiau, tai sunku kažką pradėti. Bet yra viena dalis, nustatyti tikslą, o kita dalis yra sukurti 10 pastangų. 10x pastangų. Tai pirma dalis 10x mąstymas, o kita dalis 10x pasiruošti su šitą antrą, ir dažniausiai yra silpna vieta, nes retas žmogus į klausimą, ar tu dirbi dabar 10 kartų protingiau, geriau? Ne. Nes daugelis žmonių 10 kartų mažiau dirba negu konkurentai. Bet aš žinau, kad yra viena paslaptis, kurią visiems žinom, bet mažai kas ją supranta. Nori pasiekti 10 kartų didesnių rezultatų, turi 10 kartų daugiau pastangų. Ar tai būtinai, pažiūrėjau, jeigu tu esi pardavėjas, tai tu turi 10 kartų ne daugiau pardavėti, tu turi 10 kartų daugiau pirkti. Tai reiškia, turi 10 kartų padidinti tų svarbių darbų, kurie ir duoda didesnį rezultatą. Tai mes ir mokinsimės 10 kartų daugiau dirbti tos dalykus, kurie duoda jums rezultatą, o ne šiaip 10 kartų daugiau dirbti, nes jeigu darys tą patį tik 10 kartų daugiau, tai su 10 kartų daugiau problemų. Tai čia yra. Vat. Ir dabar ribota galimybė, ką tai reiškia, pas mus šiandien yra speciali diena, kur mes dar, kaip man pranešė, Martynas yra 17 vietų. 17 vietų, ta prasme, kad būtent šiandien, jeigu jūs priimsit sprendimą, tai jų bus pati minimaliausia kaina iš visų įmanomų. Kad aš parodysiu, kad su kiekviena jau nuo rytojos kaina didės ir iki pat pradžios jinai bus dar dvigubai didesnė. Tai atskirų treniruojamas investuoti. Jeigu jūs norite sutaupyti ir daugiau gauti grąžos, tai yra du dalykai. Pirmas, jūs sumokate dabar mažiausią kainą, kas yra jau gerai. Antras dalykas, mes su kiekvienu iš jūsų turėsim galimybę susisiekti telefonu ir mes surasim kartu su jumis jūsų asmeninį siaurą kaklelį. Nes gera žinia arba bloga, žmogus yra sudėtinga sistema, bet sudėtinga sistema yra net silpna grandis kažkokia siauras kaklelis, kuris stabdo jūs dabar. Tai mes tokį turim procesą, per pusę valandos mes surasim jūsų asmeninę silpną vietą ir jūs per 12 savaičių keletą kartų praplėsit tą savo kaklelį. Tokiu būdu tikslas, kad jūsų investuoti pinigai jų ne tik pakeltų, reiškia, pajamas, bet ir atmuštų. Mano standartas yra 10 kartų daugiau. Jeigu jūs priimsit šiandien sprendimą, mes su jumis susieksim ir mes su jumis sudarysime suplaną, kaip jūs savo investiciją per ateinančius 3 mėnesius atmušite 10 kartų. Plus, po viso to duodama garantija, 20 dienų garantija.
kad jūs nieko nerizikuojat, jeigu mat, kad čia išvis ne jum, kad čia viskas neveikia, kažkokiu būdu mes tikrai neužduodami jokių klausimų, grąžinsim pinigus, nes aš atrinkau visus metus dirbau šią programą, atrinkau tai, ką pats naudosiu, kartu su jumis aš kiekvieną savaitę duosiu ataskaitą, kaip man naujų rinkų, tarp naujų žmonių, tarp naujų visai savo žaidimų taisyklių, kaip man pačiam sekasi visą tai daryti, 100% to, ką aš jums dėsiu, aš pats tai naudosiu ir žiūrėsim, kaip mums sekasi. Aš įsipareigojau 10 kartų daugiau dirbti, na, jums reikės pasivyti mane. Tikiuosi, būsiu geras motyvatorius ir pavyzdys. Ir jeigu leisite, kartą galbūt ir užpakaliukus paspardėsiu. Ir mes per 13 savaičių valdysim 13 įgūdžių. Atrodo didelis skaičius, bet tai yra elementai vienos kompetencijos, kurie per 13 savaičių tikrai galima suformuoti kaip labai tvirtą kompetenciją. Tai vadinasi aukštų pajamų kompetencija arba aukštų pajamų įgūdžiai. Tai va, dabar. Kas yra dar? Bet prieš kelis metus aš su Jacku Canfieldu parašiau knygą, kuri vadinasi Zero to Success, tai yra kelias į sėkmę. Ir tai buvo mano bendravimo su žmogumi, kuris yra numeris vienas pasaulyje. Jackas Canfieldas, galbūt jūs girdėjot, žmogus legendas, yra Gineso rekordų knygą pateko, nes jau knygų, aš nežinau, dabar jau dar buvo, kad buvo parduotama tik 500 milijonų egzempliorių. Tuo metu, kai vidutiniškai Amerikos knygyne knygos per metus pasiduoda ten autorių vidutiniškai 2-3 tūkstančių, tai pas jį 500 milijonų. Ir ką jisai man pasakė? Alvydai, talentas yra gerai, bet sistema nulėmė viską. Ir jeigu tu žinai sistemą, tu tampi sėkmingas tiesiog. Ir šitą knygą tapo numeris vienas bestseller 5 nominacijose Amerikos rinkoje. Tai dabar aš rašau antrą knygą, Amerikos rinkos Top Selling Start Buying. Tai yra apie tai, apie ką mes su jumis kalbame. Nustok pardavinėti, pradėk pirkti. Ir ką aš noriu pasakyti, kad jūs būsite pirmieji, kas gausite lietuviškais variantais šitos knygos. Ir antras dalykas, jūs galite tapti, ir aš labai norėčiau, kad jūs taptumėt bendra autoriais, nes aš norėčiau patalpinti čia jūsų istorijas, jūsų transformacijos istoriją, nes 3 mėnesiai, kurie jūsų laukia, iš tikrųjų, wow, tai bus labai pilna nuotykių, tikiuosi, jeigu jūs įsivelsite į visą tą žaidimą, nuotykių ir čia norėčiau jūsų istorijos, tai jūs tapsite bendrautoriai ir taip pačiu jūs skaityti šitos knygos, kurį, tikiuosi, Amerikoje taps dar vienu bestseleriu. Tai yra naujas požiūris į 10x įgūdžių. Taigi va, jeigu jūs norėtume dar kaip bonusą gauti iš tai šitą dalyką, tai vėlgi kviečiu jūs. Ir dabar kaip užsiregistruoti, bet kaip minėjau, mes turime ribotą kiekį pasiūlymų, tai 17 vietų liko man pranešė, tai jeigu šiandien priimsite sprendimą, tai jums reikia šiandien padaryti apmokėjimą ir šiandien jūsų kaina už visą 12 savaičių programą, aš tai pasižiūrėsiu, kiek tai kainuoja, bet jūs užeisit šitų įgūdžiai.lt, įgūdžiai.lt ir čia yra 30 dienų iki programos pradžios, pati programa prasideda, baigėsi gegužės 31 dieną ir antrą dieną sekančio mėnesio mes pradedam su jumis jau šią programą. Čia galės pasižiūrėti daugiau apie tos visus įgūdžius. Ir birželio 2 dieną mes startuojam, kaip minėjau, vieną kartą į savaitę bus Zoom platformai pas tos susirinkimas vakarais. Jeigu negalėsite, gausit visų įrašai savo platformą, gausite savo partnerius ir gausite labai aiškus įgūdžių formavimo visus instrumentus. Aš duosiu jums algoritmus, kurie leis jums su savo partneriais labai greitai formuoti šitus įgūdžius. Ir esmė yra, mūsų tikslas ne teorija,
perduoti, bet būtent padėti suformuoti jiems įgūdžius. Ir va čia, kiek kainuoja. Kaip minėjau, šiandien paskutinė diena ir kad gal geriausia kaina. Tai va, 50 dalyvių, pirmas etapas, šiandien save baigėsi, kaip man Martynas sakė. Ir kaina už 3 mėnesių programą, 13 įgūdžių ir mano asmeninę konsultaciją, kurios metu mes nustatysim jūsų siauro kaklelį ir pagal tai sudarysim praplėtimų siauro kaklelį. O ką reiškia praplėtimas? Kai jūs panaikinat vieną savo siauro kaklelį, visą jūsų sistemą, jūsų kompetencija kyla į naują lygį. Toks kvantinis šuolis išeina. Po to atsiranda kitas siauras kaklelis, jūs po to suradote sekantį ir tokiu būdu jūsų progresas netoli jūsų tai šuoliuojantis. Ir visą tai kainuos 249 eurų. Ar tai daug ar mažai? Na, jeigu užėjate į parduotuvę ir nupirkti maistų, tai čia, nežinau, didesnė šeima, tai čia 3 dienų pirkimus. O, bet kuriuo atveju jūs tos pinigus išleisit. Teisingai, nes pinigai ateina, turi savybę ir išeina. Ar jūs išleisite juos kaip mėgėjas, ar jūs juos išleisite kaip profesionalus pirkėjas. Aš labai rekomenduoju jums išmokti dalykų ir pas puikiai valdau, nes aš investavau savo mokymus 100 tūkstančių. 100 tūkstančių eurų, dolerių. Ir kiekvieną kartą aš atėjus principu, investuoti pinigai turi 10 kartų grįžti. Tai 249 eurai, padavot iš 10, tai jūs minimum turite 10 kartų, yra 2000 su, čia yra nedideli pinigai, bet jau 10 kartų daugiau negu investuos. Tai čia bus jums kaip pačiam įrodymas, kad jūs tai praktika esate. Nes mūsų tikslas nesuteikti teoriją, nesuprantame. Aišku, nieks jums neleidžia nieko nedaryti. Aš žinau, kad žmonės atėjus papisavę, įsiperka abonementą ir laukia geresnės dienos. Galima taip. Va, tik, aišku, kai yra su komanda, kai mes kartu judėsim visą vasarą norisi pailsėti. Va, bet jūs galėsite suderinti ir poilsį, ir šitą. Tai čia, va, 17 vietų. Man atrodo, gal jau, nežinau, kad dabar gal mažiau, bet šį dieną, jeigu jums sprendimai, galbūt jums tenais, pavyzdžiui, šitą, galbūt tiesiog šiandien neturi galimybių finansiškai, jūs tiesiog užsiregistruokite ir jeigu negalės šiandien sumokėti, rytoj su jumis specialiai paruošti žmonės, kaip sakome, susisieks ir tada jūs galėsite padaryti. Nes kitam etape, sakėm, rytojus tai bus 349, nes mes jau turim 30 su virš žmonių, tai va, kai 51 žmogus susiregistruos, jau tada bus 349 eurai. Ir dar sekantis etapas 449, gegužės 12 dienų. Ir paskutiniai bilietai jau bus 549, gegužės 31 dieną. Gal tai padaryta tam, kad paskatinti jūs, kad jūsų turite sprendimą, jau kad čia yra praktika prasideda. Pinigai turi dirbti ir turi atsipirkti jūsų investicijų. Tai va, tai čia yra toks įgūdžiai.lt. Įgūdžiai.lt. Prašau, registruokitės, jeigu jūs norite padaryti tokį pasivaržymą. Ir vat, reziumė. 10 įgūdžių. Niekas negali panaikinti Pareto dėsnį. Kažkas bus iš kairės pusės, kažkas iš dešinės. Klausimas jums, kur jūs gerai jausite. Ar ten, kur daugelį žmonių, išklausau, suprantu ir nieko nedarau. Ar perėti per tiltą, aš žinau, jau čia su savo draugų kalbėjau, sako, Arvydai, aš tau vietų nenorėčiau atsidurti Amerikoje tarp ryklių, sakau, baisu, bet yra tam tikro žavesio.
Tai vat, kai eini per tą tiltą, atrodo, va, aš pats nežinau kaip jūs, bet aš bijau aukščio, aš nušokau nuo visų tipų, kurie įmanoma su ta guma, su parašiutu, iššokau be parašiutų, matėjau. Tikiu, kad žinau, baisu, bet žinau, kad baisu tol, kol tu galvoji, kai tik tai priimi sprendimą, nušokai, tam vien tik kaifas. Tai va, ir čia, jeigu tu priimi sprendimą, pas tau gali būti daug vidinių balsų. Jei, nesąmonė, čia viskas yra gerai, viskas tvarko. Nes jeigu tu tiki, kad galima 10 kartų padidinti, tu esi teisus. Jeigu tu tiki, kad neįmanoma, tu esi absoliučiai teisus. Ir jeigu tu tiki, kad rinka tau daugiau nemokės, akurat. Paklauskit, kiek kitais metais rinka mokės, jinai dar mokės mažiau. Klausimas, kieno žaidimo taisyklės. Ir mano idėja yra tame, kad ir man tai buvo didžiausia suvokimas, kad aš supratau, kad žaidžiant pagal kitų taisyklės labai sunku laimėti. Todėl, kai tu priimi sprendimą tapti pirkėjas, tu tampi iš karto ką? Tas, kuris visuomet teisus. Tavo žaidimas, tavo sąlygos, tavo reikalavimai. Tu tampi savo gyvenimo dizainą. Tai čia yra pats didžiausias šuolis, pats sunkiausias šuolis, kurį suprantu, mums reikia padaryti. Ir vieni padaro, kiti ne. Va, bet čia yra viskas. O jau technika čia yra antraeiliai dalykai. Technika, metodika, viskas yra tvarkoj, bet kol mes nepadarom šitą sprendimą, tol dar tiesą, noriu iškart perspėti, galbūt tie kurie žmonės, būna taip, kad žmonės klausia, tiesiog noriu, bet noriu nieko nedaryti, noriu nieko reiškia šitą, noriu, kad viskas įvyktų. Žinoma, čia yra kitas kraštutinumas, kai taip nebūna. Jūs tikrai turėsite kai ką padaryti, ir ne kai ką, o 10 kartų daugiau padaryti. Gerų dalykų. Vat, ir tada, kur pasaulis bus. Jeigu sukursit 10 kartų daugiau vertės, pasaulis pradės klausyti jūsų žaidimus. Tai vat, tokia mano šiandien pranešimas. 3 taisyklės, nustok pardavinėti, pradėk pirkti ir klausk, kas o ne tai. Tokite man, prašau, 10 balų skalę, kiek jam buvo šiandien naudinga, tai apie ką mes kalbėjome. Va. Jo, vat, nes pavadimas, sakau, žiūrėkit, mūsų užduotis padaryti viską, kad jums būtų lengva. Jūs jau praneškit, kad norit, jūs užsiregistruokit, gerai? Galbūt jūs turėsite klausimų. Žiūrėkit, mums svarbu, kad jūs, jeigu noriu, tai darau, o jau mes padarysim, kad jums būtų lengva. Tai šitą vietą jūs turite akisprendimas. Ir vėl, jeigu turite klausimų, mes galėsim susiskambinti, skaityti jūsų klausimus. Martyno komanda labai daug dirba, va, tai turėsim labai gerą. Va, Algirdai, užsiregistravau, o kur pervesti? Tenais, tenais, žiūrėkit, labai geras, kur persireiškėsi, kai jūs užsiregistruojat, jums bus išstatyta sąskaita ir jūs pagal tą sąskaitą apmokėsite. Jums nereikia nieko dabar iš karto mokėti, jums tik reikia užsiregistruoti. Gerai? Ir tada pagal tai, ar jūs norite ant įmonės, ar jūs norite individualiai, pagal tai bus suformuota sąskaita ir jūs galėsite apmokėti. Gal galim bent per 3 kartus sumokėti, arba per 3 dienas, per 2 kartus. Galima, Donatai, žiūrėkit, mūsų užduotis padėti jums. Tai šitoje vietoje aš iš karto prisimenu, kad mūsų vis padėti. Ir pinigai čia neturėtų būti kažkoks mūsų sprendimas. Jeigu jums nori kažkaip patogiau vienai par kitam, padarykim. Gerai, jūs pasakykite, kaip jums reikia. Ir čia neturi būti. Nes aš galvoju, kai žmogus priima sprendimą, visas pasaulis nori jam padėti. Jeigu jis nepriima sprendimą, tai pasaulis yra. Taip, galite būti malonus, kadangi nebuvau nuo pradžios pasakyti daugiau apie pačią programą, ką būtent gausime šio mokymo metu. Jo, tai kadangi jau eina į pabaigą, tai tada būkite geriau užeikite į įpročiai.lt ir įgūdžiai.lt, ten labai detaliai viskas atsakyta. Gerai? Jeigu būna taip, kad skaitai ir nelabai pagauni, užsiregistruokite, mes su jumis susikambinsim
ir atsakysim visus klausimus. Gerai? Aš labai norėčiau, iš tikrųjų, norėčiau, kad jūs prieš apsisprendžiant, kada pradžia antrą dieną, kaip minėjau, antrą dieną, tiksliai valandą metu, bet kad vakarą visi po darbo, kad galėtų. Pas mus Amerikoje čia bus kitoks laikas, bet pagal Lietuvos tai bus, ko gero, nežinau, apie 8 valandą vakarą, dažniausiai žmonėms patogiau. Susitikimai bus 1,5 valandos, bet jeigu bus klausimų, galėsime detaliau. Vėl visą 3 mėnesių pagalba, tik uždavinėkit klausimus, žinokit, aš atrašysiu, susiskambinsim, susirašysim. Man užduotis, kad jūs pilnai gautumėt visą šitą komplektą. Jeigu negalėsite dalyvauti kažkokią dieną, bus visi įrašai. Jeigu bus kažkokių klausimų, visuomet galite rašyti. Kiek būna tokio, o kiek ilgai bus šį įrašai? Minimum metų, realiai, kiek visam laikui. Bet tik labai rekomenduoju, neperkit labai ilgam tam dalykui. Va, tai būna klausimas, ar bus gyvas antras, pavyzdžiui, rudenį? Nebus. Kodėl? Tai, kad mes tiesiog vieną darom projektą ir jau rudenį mes, bus, tarpsam, galimas įrašą gauti, bet gyvo, su galimybė atsakyti klausimus ir gyvai su galimybė su jumis susisiekti, bet to nebebus. Todėl 3 mėnesiai pilnai mes atsidodam tam projektui su Martynu ir būsime su jumis kartu. Gerai? Ok, tai ką, tada ačiū jums už dėmesį. Labai smagu buvo su jumis būti šiandien čia ir dabar. Ir labai lauksiu jūsų, nes aš žinau, kad tai bus su Super Turbo Quattro. Aš, kaip jau pats tai darysiu, ir mes viens kitą palaikysim ir dalyvauti. Ar tikitės papildomų lėšų? Ne, jokio dalyvauti, ne, nieko mes kažkokių specialių pasiūlymų, ne. Ne, nieko nereikia, čia jūsų vienkartinis mokestis ir viskas. Ir 3 mėnesiams jūs pilnai atsiduodat šitai programai. Tiesa, dar toksai, kaip man dabar kilo idėja, kadangi aš turiu 10 grupę, ir mes esam susitarę, kad rugsėjo 29 dieną norintis atvažiuoju svečius per mano gimtadienį į Las Vegasą. Mes turėsim užsakytą fantastišką, gražiam viešbutį, gražius rūmus tokius. Ir aš kviečiu ir jūs. Visi, kas prisijungs prie šitos programos, kaip garbės svečiai, bus pakviesti į Las Vegasą. Jums reikės, aišku, ten apmokėti savo kelionį, bet už patį susitikimą nieko. Ir kodėl aš siūlau pagalvoti apie tokį variantą, nes kažkada tai aš buvau pats labai tokioj ekonominiai duobėj ir gavau pasiūlymą iš savo mokytojo Roberto atvažiuoti į Las Vegasą. Pasidėti, pastrateguoti. Ir aš visuomet taip priimu sprendimą. Noriu ar nenoriu? Noriu. Viskas. Nors neturėjau nei pinigų, nieko. Ir tai buvo geriausias sprendimas, kurį aš padariau. Iki to laiko aš atsirado ir pinigai. Atsirado galimybė, mes sėdėjome gražiausiam viešbutį, aukštai žiūrėjom į naktinį Las Vegasą ir būtent tada su Robertu Allenu mes labai daug dalykų, būtent tada gimė ta knyga idėja. Jisai sako, aš tai supainėsiu su Jacku Canfieldu. Šiaip žinau, kai tu atitrūksti nuo kasdienybės, visai kitaip mastai plačiau. Tai aš jau galvoju, kad jūsų galėtų būti, pasinaudoti, tai nebūtinai neprivaloma, bet labai kviečiu, nes labai džiugu būtų pasidėti, tai pastrateguoti, mes visi būsime viename informacinėme lauke. Ir jeigu jūs 10 kartų jau plačiau mąstų, tai kodėl, nežinau, aš nemačiau geresnės vietos Las Vegase, ar brangiausiam viešbutį sėdėti, žiūrėti, taip kaip leidžiasi ir kyla saulė. Ir galvoti apie savo sekantis 10 tikslus, nes įgūdžiai jie tobulinami visą gyvenimą, tai to labai visiems gerai. Tai tiek tada, ačiū dar kartą, kad buvote, rašykite laiškus, registruokitės, primenu šiandien geriausias yra pasirinkimas. Jeigu turit klausimų arba dėl mokėjimo, viską galima išspręsti, nes pasaulis mūsų pusė. Sėkmės visiems, labai lauksiu
antrą dieną birželio mūsų su jumis susitikimo. Viso geriausio. Ate, ate. Ate, Greta. Tadai. Viso.